Yra tik 13 692 dienos. Labas vakaras. Labą. Atsiprašau, kad taip vėlai, jums skambina Algimantas Narkus. Vakarinis tiesiog pats vėliausias gyventojų surašymas toks yra. Aš skambinu iš Vilniaus, Rotušės gatvės ir tiesiog norėjau paklausti, į kokį miestą pataikiau. Jurbarką. Jurbarką. Taip, jūs esat panelė, kaip suprantu, ar ne? Taip. 18 metų dar neturite. Ne. Kaip galėtumėte įrodyti, kad neturite, nes man reikia tikslių duomenų. Dabar taip iš karto galite pasakyti gimimo datą ir mėnesį ir dieną, nesustojus. O tai būtina? Taip, aš noriu įsitikinti, ar jūs pilnametė. Važiuojam? 94 metai, 2 mėnesio 4 diena. Tikiu. Taip, dabar kitas aspektas. Jūs, kaip suprantu, mokotės, ar ne? Taip. Ar galėtumėt pasakyti nesustojus mokyklos pavadinimą ir savo auklėtojos pavardę? Vadžgirio pagrindinė mokykla Antanas Sinkevičius. Antanas Sinkevičius. Patikrinsim. O klausykit, taip, jūsų vardas? Odeta. Odeta, aš galiu kreiptis į tave turbūt, ar ne? Taip. Gerai. Dabar norėčiau, mums labai aktualu yra sužinoti, kokių gyvūnų jūs turite namuose. Šunų, kačių. Gerai. Ar jūs mokate kokius nors mokesčius už savo gyvūnus? Ne. O ar žinote, kad nuo sausio 1 dienos bus įvestas mokestis už gyvūnus, už būtent švarę aplinką ir už gamtos teršimą? Ir ar jūs planuojate registruoti savo gyvūnus ir mokėti už juos? Bet tiksliai nežinau. Supratau. O ką jūs apskritai manote apie tokį įstatymą? Ar jis yra teisingas? Įsikasinu kažkokią gal ir nesąmonį. O, ta prasme, tas dabar taip, gal paprastai paklausiu, tos kakaliukus, kai šuniukas padaro, jūs pati surenkat ar paliekat? Tai aš, aišku, kad paliekau, tai nevaikščiosiu pagal kiekvieną šunį. Matot, bet yra toks dalykas, kad privaloma iš tikrųjų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus rinkti paskui savo augintinius visas fekalijas. Ir, o jūsų katinai, jie lankosi lauke ar turi namų tualetą? Tai lauke. O dabar dėl grūbelių. Tai prasme, vis tik žiema nėra labai šilta. Ar jūs jau nupirkote naujus rūbelius savo gyvūnam? Ne, tai aš nerengiu. Kodėl? Nesupratau, čia kažkaip labai net keista. Jūs nešildote, o jūsų šuo, tai jisai miega lauke? Tai kai kada tai kad... O Dieve! O Dieve, kaip jūs drįstate iš tikrųjų taip kankinti tą gyvūną? Mes įleidžiam kitas patalpas. O jeigu jūs paliktų lauke? Jūs juk gyvenate ramiuose, apšildytose namuose, o šuo kankinasi. Ar jisai bent jau maitinamas yra? Taip. O ar turi jis kažkokią tai draugiją? Turi antrą šunį ar žmogų, kuris nuolat su juo bendrauja?